Sveiki, daugiau negu metus verslo žiniose kalbame apie projektą Išmani Lietuva ir apie įvairias sėkmės istorijas bei jų kliūtis. Dabar startuojame su nauja šio projekto dalimi, tai yra pokalbį apie Išmanę Lietuvą, kur mes kalbėsimės apie tai, kas vyksta Lietuvoje, apie jos pažangą ir kalbinsime tam tikrus žmonės, kurie yra atsakingi už tą pažangą ir kurie ją išjudina. Ir šią laidą vesime Aurelijus Katkevičius, verslo klasės redaktorius. Ir Darius Verseckas, verslo žinių žurnalistas, ir mes abu truputėlį kuruojame šitą projektą. Tai Aurelijau, iš tikrųjų, pažvelkim gal iš pradžių į praėjusią savaitę. Įvyko įdomių dalykų. Kas pačiam atrodo ryškiausia? Man atrodo, du socialiniai judesiai, aš apie tai beje rašau verslo klasės įžangoj pratarmėje, kuri pasirodys toj spaudos prekybos vietose, apie socialinę inžineriją ir tokius socialinius judesius, kurie yra žiauriai simpatiški iš esmės. Vienas iš jų yra vis dar neužgesusi kažkodėl dėl man visai nesuprantamų priežasčių Gigafactory Teslos Lietuvoje statyba, kurios idėją iškėlė irgi verslo klasiai daktaras Vladas Lašas prieš pat naujosios. Visa tai vyksta, visa tai praeitą savaitę atsirito iki virtualaus fabriko Minecraft'o platformoje statybos, kurį filmuką pamatė pats kažkas tai tas abstraktusis Tesla ir Twitteryje pasakė, kad jie lietuviai žino kelią į mūsų širdį, iš ko šiandien mes turim rezultatą, kad apie tai rašo New York Times. Tai atrodytų kaip ir galima iš to šaipytis, kad kiek daug nuveikė, atsidarė Facebook'o puslapį arba ten Minecraft'e kažką tai padarė kažkokį žaidimą, 30 vaikų susirinkę, bet jeigu rezultatas yra tas, kad apie tai galiausiai kalba New York Times, tai šioks toks rezultatas vis dėlto yra. Tai vienas toks socialinis judesys, man atrodo, buvo svarbus praėjusią savaitę. Antras svarbus buvo, mano požiūriu, vėlgi hackatonas susijęs su mikrokompiuteriais vaikam. Buvo renkamasi, kokie kompiuteriai tinkamiausi padovanoti ir kokio amžiaus vaikams Lietuvoje padovanoti. Idėja viso to judėjimo kilo tuomet, kai vienas kitas žmogus pasiūlė aprengti visus vaikučius tautiniais kostiumais. Turintis šiek tiek galios žmogus pasiūlė, tai tada žmonės, kurie šiaip kažkokie chaotiški blaškosi programuotoje aplinkui, sakė, kad gal jūs galite rengti juos tautiniais kostiumais, bet gal tada mes pabandykim geriau duoti vaikams kompiuterių, kad jie mokytųsi nuo vaikystės programuoti. Ir prabėgo 2, 3, 4 savaitės ir mes beveik nieko pradedam nebegirdėti apie tautinius kostiumus, o idėja apie mikrokompiuterius vaikams, jinai ne tik kad gyvena, jinai pradeda kažkokias įgyti visiškai materialias formas. Labai dažnai taip žvelgiam patys į save, pasižiūrim, kokie mes patys savo įdomus, bet kaip atrodo pasaulis, kas įvyko dabar ypatingai svarbaus pastaruoju laikotarpiu, kalbant apie, iš tikrųjų pažangą ir inovacijas? Praėjusią savaitę tokio labai lūžinio nelabai kas ir buvo, nes daugeliu atveju yra tie procesai, jie tiesiog žingsniniai, incremental, kaip sako anglai. Viens po kito jie prisilipdo, bet du dalykai, kuriuos verta atkreipti dėmesį su pusę, galima pasakyti, praėjusią savaitę buvo. Vienas tai Elonui Muskui, kasmet turbūt šiemet minėsim Eloną Muską, kaip ir pernai minėjom. Elonui Muskui atsibodo spūstis Los Andžele ir jis pradėjo knisti tunelį po Los Andželu, kuris turėtų funkcionuoti kada nors hiperlūpo principu. Tai žmogus, kuris tiesiog daro. Kitas dalykas, irgi Jungtinėse valstijose dirbtinis intelektas, kuris yra vardu Liberatus, pagaliau atsirevanšavo žmogui pokeryje. 2015 metais žmonės laimėjo prieš dirbtinį intelektą, dar pokerį. Dabar pokerį laimėjo jau dirbtinis intelektas prieš žmogų. Tai čia po šachmatų 97-ais, po Go žaidimo pernai mes ateinam į sferą, kur yra visiškai blefavimas, emocija, kur iš vis nėra skaičiavimų. Tolstam nuo skaičiavimo link emocijos, link nuojautos, link intuicijos, nes pokeris iš vis yra intuicijos zona daug labiau negu bet kas kitas. Tai čia tie du įvykiai, kurie atrodytų svarbus praėjusią savaitę pasaulyje, o ta pusė įvykio man pasirodė simptomiška ir simpatiška visokių prognozuotojų diskusija apie elektromobilių rinkos kitimą, nes kaip tik praėjusią savaitę buvo paskelbti du
dvi naujos ataskaitos ir prognozės 17 metams ir tolimesniems metams apie energetikos rinką. Ir British Petroleum vertina, sakykime, kad 2035 elektromobiliai užims 6% pasaulio rinkos. Bet tai reikia atsiminti, kad tai yra British Petroleum ir naftininkai, ir jie truputį guodžia save, nes lygiai tuo pat metu kiti Britai, Grantham Institute, išleido savo prognozes energetikos rinkai ir jie mano, kad 35 metais tais pačiais elektromobiliai užims apie 35% rinkų. Tai yra daugiau negu trečdalį, o tai reiškia minus 2, 3, 4 milijonai barelių naftos paklausos per dieną nupjovimą. Tai, kad šita diskusija tarp visokių energetikos prognozuotojų įgauna tokias formas ir kad toks yra splitas, toks yra netitikimas tarp prognozių, man pasirodė žiauriai įdomu. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitą savaitę.